Mes to nesuprantame. Skaitom laišką romiečiams, kaip per vieną žmogų atėjo mirtis ir nusikaltimas į kiekvieną žmogaus gyvenimą, taip per kitą žmogų visiems yra išteisinimas, kad gyventų. Nuo tavęs nepriklauso tavo išgelbėjimo rezultatas. Įdėkite ten, kur vyksta žudymai, vardą Kristus. Kristus liepia išžudyti visą ten tautą, Amaleko vaikų. Ir jeigu jūs šitą įdėsite ir jums tai dera smegenyse, tada... Sveiki visi ir po pertraukos mūsų laida Evangelija be cenzūros vėl kartu su jumis. Sveikas, Rolandai. Sveikas, Arvidai. Sveiki, brangieji. Laikas bėga labai greitai, bet mes tame laike irgi atrandame kažką tai naujo, kažką patyrėme, prarandame, bet šitoj laidoj mes visus kviečiame susipažinti su Dievu, susipažinti su Dievo raštu ir kaip šitas raštas įtakoja mūsų ir jūsų gyvenimą, kokie pagrindiniai klausimai galbūt atsiranda šito nagrinėjimo metu, kada susiduria su Dievo žodžiu. Prieštaravimai ir teiginiai, kurie galbūt užduoda klausimus. Ir su Rolandu mes vis laik skatinam, kad šita laida yra klausimų forma pagrįsta užduoti klausimus. Taip, Rolandai? Jo, ir aš galbūt papildyčiau to, kad vis dėlto šitoje laidoje mes stengiamės pažiūrėti į Dievo žodį arba į šventą raštą, kaip yra ne per doktrinas ar dogmatus ar suformuotus kanonus, bet iš eilinio žmogaus perspektyvos, kas mano manymu tikrai tada tokį sukuria daugiau didesnį paprastumą ir galimai netgi, kaip mes tikimės, ir aiškumą žmonėms, o kas ten jame parašyta ir kodėl taip, o ne kitaip parašyta, ar ne? Jo, Rolandai, ir visada, kada išeinu į šitą laidą su tavim ir susitinku su tavim ir su mūsų žiūrovais, aš vis užduodu savo klausimą, yra tiek laidų, tiek visokių programų ir tiek yra nuomonių, labai skirtingų nuomonių ir kiekvienas kažką tai atneša. Ir aš vis pagalvoju, Rolandai, gal, ką čia mums reikia vėl kalbėti arba dalintis, nes visi turi savo nuomonę, ne? Visi turi labai platų spektrą ir tas prieinamumas tinklaraštės arba informacinių laidų, kur žmogus gali atrasti tai, ko jisai nori. Jis gali atrasti atsakymus, jis gali susidomėti, jis gali tapti sekėjų, kaip ir mes savo žiūrovus kviečiame būti mūsų laidos sekėjais, kad bandytų kartu su mumis atrasti tuos atsakymus, ane? Aš galvoju, kad kaip tu teisingai ir sakai, žmogus, kuris ieško, jisai pasižiūrės įvairių, sakykime, platformų, kalbėtojų, įvairių minčių, bet čia turbūt ir yra tas grožis, kad jeigu tu ieškai, tu pasiklausysi ir iš vienos, ir iš kitos pusės, iš vieno ir kito šaltinio ir tu gali susidaryti jau ir savo nuomonę. Ir mes savo laidose visada apeliuojam į blaivų protą ir į kritinį mąstymą. Ir ko mes dažnai su tavimi ir sakome, pasigendame, o ypatingai krikščioniškajame pasaulyje, ar ne, tokia labiau kritinio tokio mąstymo. Ne per, kaip ir minėjau, doktrinas ar dogmas, kurios mus kažkaip įstato į rėmus ir jau mes tarsi bijome ar tarsi negalime pajudėti kairę į dešinę. Mes sakome, Evangeliją žiūrėkime be cenzūros, ar ne? Jo, ir galbūt mūsų ta laida, jinai tinka tiek krikščionims ir nekrikščionims. Ir mes galvojam, kad tie, kurie galbūt tik tai susipažįsta su tikėjimo pradmenimis ir netyčia papuolėte į mūsų laidą, man atrodo, jums bus žymiai lengviau galbūt suprasti, apie ką mes čia kalbame, nes iš tikrųjų pagrindinis priekaištas galbūt žmonių tie, kurie ieško Dievo arba bando suprasti, jie ir kalba, kad kodėl jūs taip pasidalinę. Virš 30 000 denominacijų krikščioniškų, kurios... Šiandien skaičiuoja jau virš 40, arti 50 000 vien protestantiškos krypties. Vien protestantiškos, dar pridėk šito ir tu tada pamatysi, kaip tam žmogui, kuris ieško arba kuris gal net neieško, o su kažkokiam etape gyvenime susiduria su šituo,
kur jam ir kaip pasirinkti, nes kiekvienas pozicionuoja kaip teisingai deklaruojantis ir teisingai pristatantis patį kūrėją, ar ne? Jo. Ir aš vis laik iš tikrųjų įsivaizduoju tą būseną, jeigu aš dabar va šitam laikė, šitoje epochoje, tarkim, man reikėtų pasirinkti kokį tikėjimą, tarkim, nes dabar matom, kad pasaulis toks pasidarė margas, jisai tampa toks nevientisas ir kultūrų susimaišymas. Ir mes iš tikrųjų su tavim kartais gaudom tokias kaip ir priekaištas, kodėl jūsų laida nekalba ne apie politiką, o tik tai apie Dievą. Aš manau, kad mes negalime su tom irgi išvengti ir kažkokia aplinka, kuri įtakoja tiek ir mus, mes girdime, taip pat mes stebim, kas vyksta ne tik tai Lietuvoje ir pasaulyje. Ir galbūt šiandien pabandysim šiek tiek iš tos pusės pažiūrėti, kaipgi tikintieji arba kaip krikščionys stebi šitą pasaulį, kaip jie galbūt įtakoja tai, kas vyksta ir kaip reaguoja. Ir čia prasideda labai įdomus dalykai ir aš galbūt tokį kaip tai temai įvadinį, aš tokį klausimą pasirašiau ir jį pavadinau, kad kodėl tokia aplinka, politika ir gyvensena tapo karinga. Kabutėse užsirašiau karinga, iš tikrųjų yra karinga. Aš tik tai tave papildysiu, kad mes daugiau mažiau savo laidose politinės klausimus šiek tiek irgi paimdavome ir Biblijos daugiau kontekste. Biblijos Dievo žodžio kontekste, kaip mes matome, kaip mes suprantame ir vėlgi nepretenduojame absoliutų supratimą ir tiesą, tiesiog mes bandom atskleisti tam tikrą kampą, tam tikrą spalvą, ar ne, mūsų matymą, kaip mes galvojame ir tai mes, ką mes darome, mes tiesiog raginame ir skatiname pamastyti plačiau, neužsidaryti savo žiniose arba savo įsitikinimo tikrume. Ir dar tave papildysiu į tą denominacijų atsiradimą, kodėl jos atsiranda iš tikrųjų. Ir mes jau turbūt esame kalbėję, kad jos atsiranda praktiškai iš to, kokį Dievą arba tėvą tu pažįsti, taip ir formuojasi tavo gyvenimas ir tavo doktrina ir galimai netgi denominacija iš tiesų. Ir čia yra pagrindinis uždavinys, per ką mes ateiname, per ką mes žiūrime į žmogų, kaip mes žiūrime į patį kūrėją. Ir mes visada sakome per Kristų, per Kristaus mokymą. Tai va šitam kontekste mūsų visas fokusas, mes ir kalbame apie tai, kad esminis ir kertinis akmuo yra šiandien Kristus. Kristus, taip. Ir iš tos perspektyvos, iš to rašto, kurį mes skaitome, mes galime matyti Kristaus tą generalinę liniją, ką jisai kalbėjo tame laike savo mokiniams, kaip jisai tame laike adaptavo Dievo žodį ir parodė, kas buvo iki to ir kas ateina ir kas lauks ateityje. Ir mes skaitydami arba žiūrėdami į kiekvienus reiškinius, tiek politinius, mes šiek tiek galim paliesti tą politinę atmosferą, kuri Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, nes tai iš tikrųjų yra didžiulis toks dabar laikas, kada vėlgi mes, man atrodo, 2 sezonus atgal mes šnekėjom, kad jau buvo, man atrodo, ir praeitą mėnesį jau liktai atėjimas, dar jisai vis laukiantis yra ir tam fone, kada iškylo tokia politinė figūra, kada mes tam jau kalbėjom apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, apie jį sukasi dabar viskas. Sukasi ne tik tai, kada mes turim savo nuomonę apie tuos reiškinius, bet netgi įtakoja mano Lietuvos politikus, kurie irgi pasidalino į 2 tokias galbūt pusės, bet mes šiandien kalbam su tavim apie tikinčiuosius. Ir čia yra labai ryški paletė, čia yra tokia ryški spalva, kur vėlgi, kaip sakau, sumirgėjo Apreiškimo knyga, čia Izraelis, jisai niekur nedingsta, ir pasižiūrėk, aš nemačiau per savo gyvenimą tokio didelio antisemitizmo bangos, kurį galima ir pateisinti, ir galima stoti prieš ją. Ir va čia dabar tas galbūt pirmas klausimas. Ar, aš atsiminė, aš tau minėjau. Bet čia tokia tema, norėjai sukti, traukti mane. Jinai yra, Rolandai, rašto vietomis parinkta ir dabar aktualu, nes
aš manau, kad mes galime drąsiai apie tai kalbėti, nes daugelis krikščionių, jie tiesiog stovi ant šito apreiškimo, ant šito žodžio, kuris, visi turbūt puikiai žinote, tave laiminančius, aš tave palaiminsiu. Ir čia yra kaip su mamos pienu, kaip kūdikiai. Bet antrą sakinio dalį praleidai. Ir tie, kurie keikia, prakeiksiu. Bus. Čia aš norėčiau irgi, aš kadangi klausimą, tu užvedei tą temą, tai va čia ir yra, kokį Dievą tu pažįsti, taip ir yra tavo formuojamas gyvenimas ir pasaulėžiūra į aplinką. Tai va dabar šitas klausimas, Rolandai, tau, nes tai aš užduodamas tau, aš užduodu ir žiūrovams. Tai kaipgi tada Seno testamento rašto vietą, kaip mes dabar turėtume suprasti, nes aršiai gina krikščionis. Nesvarbu, kas vyksta ir ką daro Izraelis, tai yra Dievo palaiminta tauta, ir dar kiti pasako, Dievas su jais susitvarkys, o tau reikia užmerkti akutes ir viską stebėti neutraliai. Bet mes neutraliai negalime stebėti. Tai vyksta tokie globalūs įvykiai, kurie susieti su šita tauta. Ir dabar mūsų laida jau išeis. Vienas iš generalinių tos visos politikos stumėjų galbūt gausi ordiną, tą vadinamą Nobelio premiją, nieks nežino. Bet ir čia sueina visi atsakymai. Čia sutampa apreiškimo knyga, čia sutampa bibliniai visi tie pranašiški dalykai. Ir labai paprasta, kada mes nekeičiam tos doktrinos, mums labai paprasta. Mes tada nesiginčiam arba ginčiame aršiai ir ginam šitą tiesą. Jeigu aš laiminsiu, su manim bus viskas gerai. Bet jeigu žmogus turi savo nuomonę ir sako, šiandien ką daro šitą tautą, galbūt ją kviečianuoti reikėtų šitą raštą vietą. Tai gal plačiai, bet labai plačiai, nes iš nereikia, tikrųjų reikia turbūt vėlgi, kas nematė laidų, labai siūlyčiau irgi pasižiūrėti, kadagi įsigalioja Naujasis testamentas. Šitą laidą, jinai, mano manymu, yra labai aiškiai parodanti, kad mes liktais pozicionuojam, kad gyvenam naujame laike, naujoj sandorų, su Nauju testamentu vadovaujamės, bet sprendimus dažnai priimam vadovaudamėsi Senu testamentu. Ir jeigu tą citatą, kurią tu paminėjai, laiminančius laiminsiu, keikiančius prakeiksiu, čia yra absoliučiai iš Seno testamento. Ir absoliučiai tą Dievą, kurį pažino tuometiniai žmonės, pagal tuometinius papročius ir pagal visas aukas ir visą kitą, mes šiandien labai aiškiai atskiriam. Nes Jėzus pasakė, kas yra tėvas, kas yra Dievas, kas yra meilės šaltinis. Ir sako, iš to pačio šaltinio negali tekėti ir sūrus, ir saldus vanduo. Tai išversiu kitaip. Iš to pačio šaltinio negali Dievas keikti ir laiminti. Kažkas čia jau konfliktuoja ir mes čia skatinam mąstyti. Ar tikrai kažkuri rašto reiškia vieta Biblijoje? Dar reikėtų pasakyti, kad dabar kuri Biblija yra šventesnė, kuri tikresnė, nes protestantiškai Biblija yra atitinkamas kiekis, ar 66 ar ne, katalikiškoje visuomenėje yra ten kanonizuotos ar tai 70 kelios Biblijos, 77. Dar ortodoksai yra ir pas mus, ir pravoslavai, ten dar kitoks skaičius knygų, kurios įtrauktos į šitą kanoną. Tai vėlgi mes tada užduokim savo klausimą, tai kuris rinkinys, biblioteka, ne, yra teisinga. Ir Jėzus sako, iš vaisių pažinsite, žiūrėkite į vaisius. Ir visi raštai, kurie buvo Senajam testamente arba istoriškai, jisai fariziejam, čia dar tiem rašto žinovam, žydom jisai sako, jie visi, ir savo mokiniams, tarp kitko, jie visi kalbėjo apie mane. Jūs sakote, ten ieškote išteisinimo ir amžiną gyvenimą, bet jie kalbėjo tik apie mane. Ir štai dabar aš esu ir aš esu tarp jūsų. Ir jisai sako, aš. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš. Per mane, Jonas sako, per Kristų atėjo tiesa ir malonė. Per Mozę atėjo tik įstatymas, kuris buvo prieš mus, dar reikia, ir čia ne prieš mus, o prieš žydus. Čia irgi reikėtų atskirti. Mes dažnai save suponuojam, tai suniveliuojam. Mes ir žydų tauta. Nieko bendro ten neturi. Jėzus pats atėjęs į žydų tautą, jis sako, aš atėjau į šitą tautą ir šitai tautai kalbu pagal jų įprastus įstatymo naratyvus, kuriais jie gyveno tūkstantmečius.
pagal Mozę, sako, čia yra jūsų. Ir jeigu žiūrėti, būkime blaivus, brangiai, skaitydami ir Evangeliją, neužmerkime akių, va tas ir yra, kad mes imam iš čia, čia yra gerai ir čia yra gerai. Bet taip nėra. Jėzus sako, mąstykite. Tai Rolandai, taip gaunasi, iš to atsakymo, kurį aš girdžiu ir mūsų žiūrovai girdi, tu daugelį nuvylė ir galbūt net papiknai, nes tu Seno testamento rašto vietą palėtė į orą ir kaip dūmas išgaravo. Bet yra bėda, nes jeigu mes prieisime prie Jokūbo, kuris jau Naujajam testamente rašo, sako, bet jeigu tu bent vieną įstatymo raidę pažeidė arba kažkokį punktą nevykdai, tu nusikalsti prieš visą įstatymą. Ir dabar, ką mesgi matome visuomeniai krikščioniškoje, kad tam tikras dalis jie išima, reiškia, tą galiu daryti, čia tinka, o šito nebedarysiu, tai jau nebetinka. Tai gerai, tu jau esi tada laužytojas, nors tu net negali sulaužyti to, kas neegzistuoja. Nes sako, jisai yra prikaltas šitas prie kryžiaus, šitas raštas, kuris yra nukreiptas prieš visą žmoniją, ypač pirma prieš žydus, o paskui prieš žmoniją, kuriai bandė žydai užkabinti savo įstatymą, nors iš tikrųjų ten irgi dar reikėtų pasižiūrėti. Sako, jisai nuginkluotas. Ir laiške žydams sako, jeigu, man atrodo žydams, ar ne, sako, testatoriui mirus. Įsigalioja naujas įstatymas, naujas testamentas. Tai gerai, koks požiūris tada mūsų kaip tikinčiųjų arba žmonių, kurie galbūt girdėjo ir skaitė savo gyvenime šitą rašto vietą, jinai neturi tada to vadinamo biblinio pagrindo, kurį duodavo viltį, nes mes atitinkamai ir elgiamės, kada mes priimam tam tikrą rašto vietą, ne? Apie išgelbėjimą, apie Dievo suvokimą jo, apie Kristų. Čia yra nuoroda, kuri labai gajinai vis laik buvo ir skambėjo visose bendruomenėse, kad čia ir politinis klausimas. Jeigu šiandien aš nepalaikau tai, kas vyksta Izraelyje, toje šventoje žemėje, šitie tos Tu gali būti išbrauktas iš tų. Taip, nes taip žmonės supranta, nes labai sudėtingi procesai aplamai vyksta tiek tam krašte, tiek už Atlanto ir mūsų Europoje vyksta tie tokie didžiuliai pokyčiai, kad dabar mes visi kaip už skverno įmam kažkokią, kaip tikintieji, jie įma rašto vietas, kuriomis galėtų suvaldyti savo proto tą išsiblaškimą, nes informacija gausa yra. Ir mūsų moko, stovėkite ant Dievo pažado, stovėkite ant šito žodžio apreiškimo. Ir žmogus sako, aš laiminsiu. Ir tarkim, tai ką jie bedarytų. Bet tu matai, kartais ta tiesa, jinai yra tokia, kaip iliuzorinė. Mes iš tikrųjų šventą karvę padarom kai kurios dalykus, o užmerkėm į kažkokius bendražmogiškus, kada sociume negalima nei elgtis taip, nei bendrauti, bet tarkim mes iškeliam tada rašto vietą, kaip tu sakai, Seno testamento, maišosi su Naujojo testamentu ir tada žmogus paklysta. Ir čia galbūt tos rėtinios ir politinės yra, kurios... Arvydai, čia yra absoliutus konfliktas, kai tu tapatini visą biblioteką, Biblijos raštus į vieną vietą, kad tai yra absoliuti tiesa. Čia yra didžiausias suklydimas ir didžiausias proto susidvejinimas, nes tu skaitai, kad Dievas yra šviesa, Dievas yra meilė, Dievas yra nesikeičiantis, jisai visada yra toks pat, tas pats, tai yra meilės šaltinis. Ir dabar gaunasi kaip šitoje vietoje, laiminkite šitą tautą, ką jį bedarytų. Reiškia, mes pateisinam žudynę, smurtą, bet kokią kainą. Jeigu tai yra Dievo vardu, tai reiškia, Dievo vardu galima žudyti. Šitoje knygoje Dievo vardu yra galima žudyti, bet Dievas tau draudžia žudyti. Tada aš, jeigu su tokia vaikštau logika, tai aš galiu ir šiandien žudyti, pabandyk nužudyti ir sakyti, aš Dievo vardu jį nužudau, nes jis kitaip masto arba jisai nelaimina tam tikros tautos. Viena tauta tai dabar eina klausimas, su tuo lozungu. Bet aš apeliuoju į sveiką protą ir į logiką, supranti? Ir per Kristų, nes Kristus atnešė sveiką protą ir logiką. Jis sakė, davė mums ir mes turime Kristaus protą, kuris yra blaivus, kritinis. Jis sako, mąstykite, jis sako, analizuokite ir galvokite, ar gali iš to pačio šaltinio, ar gali geras medis duoti blogų vaisių ir ar gali blogas medis duoti gerų vaisių. Tas duoda tokius, tas duoda tokius. Atskirkitegi, sako, pažinkite visą tai. Tai dabar va čia ir yra. Tai reiškia, vienu atveju žudimą mes, jeigu taip imsim geopolitinę situaciją, mes sakom, kad tai yra smurtas, tai yra agresija ir tai yra žudynės, ar ne?
kita tauta tą patį darydama, tai yra pateisinama. Ar čia nėra konflikto? Bet kuriuo atveju mirtis, bet kuriuo atveju gyvenimo atėmimas, tai visiškai nėra Dievo, to, kuris sukūrė žmoniją ir visą kūrinyje, tai nėra iš jo. Tai yra iš to Dievo, kurį Jėzus ir pasakė. Sako, jūsų Dievas velnias. Kodėl? Jisai duoda atsakymą Evangelijai pagal Joną, man atrodo 8 skyriui. Kodėl? O todėl, kad jūs norite, sako, mane nužudyti už tai, kad aš jums kalbu tiesą, už tai, kad aš jums sakau, kad aš pažįstu tėvo, o tėvo Dievo, sakykim, niekas niekada nėra matęs. Sako, jūs norite mane nužudyti, nes velnias arba priešas, žmogaus priešas, Sataną, ne? Jisai sako, nuo pat pradžių, brangieji tikintieji, nuo pat pradžių, tai reiškia nuo pradžios Biblijos knygos skaitome, visur, kur yra mirtis, aš darau išvadą, čia aš darau, jūs galite nedaryti tokios išvados ir tu gali nedaryti, Arvydai. Bet sako, jis nuo pat pradžių yra melagis ir žudikas. O mes šitam Senajam testamente, kiek matom, kad Dievas užleido tų žučių, tą sunaikino, aną sunaikino, pats sukūrė, pats sunaikino. Tai tolygu, kad tu pats savo vaikus, žinai, pagimdėt šeimoje, ne, užauginat ir patys naikinat. Kaip pasižiūrėtų normalus, net, sakykime, sekuliarus žmogus, kuris netikė, ne Dievu, pasukiotų tau varžtelį ir turim atitinkamas institucijas ir tam tikras, reiškia, įstaigas, kur tu būtum greitai supakuotas ir išvežtas. Bet krikščioniškai visuomeniai tai tarsi tampa, tipo, nieko čia tokio, norma, atsipeikėkim galų gale iš to letargo miego. Tai, Rolandai, tada tu iš tikrųjų rodai tą blaivaus proto, tą panoramą, bet vėlgi... Aš drąsinu klausimus užduoti. Bet baimė yra tame, kad čia viskas kad tie naratyvai, aš galbūt netgi tą laidą, aš ją galbūt anonsuojant ir pavadinčiau, iš kur kyla chaosas. Iš kur kyla, mylimieji, chaosas aplamai politikoje arba mūsų galvose. Aš noriu trumpai... Geras klausimas. Trumpai pasiremti Jokūbo laiško 4 skyriui, galbūt ten tokia apibrėža yra, galbūt mes šiek tiek nueikime į tą raštą ir galbūt ten atsakymas yra, bet jis irgi yra išplėstinis. Bet rašto vieta 4 skyriui Jokūbo laiške, jinai kalba, iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? Tai reiškia, turim įvaizdžius, turim geopolitikų ir įžymių žmonių įsivaizdavimų, kas šiandien vadovauja ir kokią charizmą jie neša. Reiškia, jų nariuose jau tai klausimą užduoda Jokūbas, toliau tęsia. Geidžiate ir neturite, žudote ir pavydite ir negalite pasiekti, kovojate ir kariaujate ir neturite ir nes neprašote. Ir mano vertimas, tikrasis vertimas, nes neturite, nes neprašote, nes neatleidžiate, tikslus vertimas yra. Kas yra? Neatleidimas. Mes arogantiški narcizai, mes esame trokšantis... Čia tu taip jau pozicionuoji save tokį absoliutą atsargiai. Ne, aš absoliutai. Aš atsiverčiau irgi, Arvydai, čia biškį papildysiu tą pačią vietą, labai čia gražiai koreliuoja, bet aš galvoju, kad labai verta dėmesio paskaityti daugelio vertimų, ne tik tai tą, kurį tu vadini tikras, aš čia apie kitaip sakau. Ir čia sako, argi ne dėl to, kad esate valdomi savo egoistiškų troškimų, iš kur kyla. Sako, jūs žudėte ir kitaip sako, jūs kenkėte arba elgėtės priešiškai ir pavydite, sako. Jūs kenkėte, iš kur tai yra, nes jūs kenkėte, sako. Bet jau tas pats Jokūbas, kuris rašo, jeigu mes vėlgi tą kontekstą žiūrime, iš kur ir kokie įvaizdžiai buvo suformuoti tam pačiam Jokūbui, ne? Šiandieną tauta, kuri eina ant tautos ir tas didysis konfliktas, kuris tęsiasi jau nuo biblinių laikų ir šiandieninis konfliktas, kaip jie gali, tarkim, sudėti ginklus, kai pas juos dantis už dantį, akis už akį ir jie to naratyvų yra vedami. Čia mes, kaip sakant, visuotinė bažnyčia stengiamės, mūsų auksaspalvis Trumpas bando kažką tai įtakoti ir padaryti kažkokią įtaką, bet jeigu mes neatsigrėžiam ir pats Jokūbas, būdamas
to laikmečio, toj istoriniai terpiai ir kas dabar vyksta, praktiškai, Rolandai, aš matau, nieko nepasikeitė. Yra kaip nepasikeitė, labai daug pasikeitė, labai daug chaoso, labai daug neapibrėžtumo. Santykis tarp šitų tautų. Jeigu žiūrėti... Mes tik tai atsiradom tokie, kurie bet jeigu žiūrėti globaliai, kai visas pasaulis žiūrėjo į Jungtinės Amerikos valstijas kaip į demokratijos saugumo lopšį, ar ne, į laisvės, tai į stabilumo, ar ne? Tai dabar mes matome absoliutų neužtikrintumo, nepasitikėjimą per tokį trumpą laiką. Niekas negalėjo įsivaizduoti, kad šitokioje valstybėje, kur viskas sustatyta įstatymais ir ten tikrai yra galios ribojamos, ir vienas žmogus taiga taip viską sugriauna, šimtmečiai statyta naratyvus ir įstatymus ir įpročius, ar ne? Bet keičiasi laikai, galbūt taip reikėjo. Klausimas, ar galbūt tai reikėjo, bet aš ką noriu atkreipti dėmesį, ką aš išvelgiu šitoje geopolitinėje vietoje, kad šitas fokusas šito pasaulinio policininko, gerojo policininko įvaizdis, kuris prižiūri, sakykime, tos biški padykusius pasauliečius, sakykime, šalis, ar ne? Jisai nukrypsta į vidinį fokusą, tu pasižiūrėk, kas ten darosi, ir man labai primena ir su tokiu nerimu tarybinius laikus sovietinius, kai priešų ieškojame ne išorėje didžiąją dalim, o viduje. Tu pasižiūrėk, kas vyksta dabar ten viduj, įvedama kariuomenė, įvedamas pasipriešinus visiems gubernatoriam, pažeidžiamant visus įstatymus, atrandant kažkokią prielaidą, suranda kažkokių priešų, kažkokių nelegalių imigrantų ir visą kitą, ir padaro priešais. Ir čia reikia su jais kovoti. Dabar klausimas, kiek tos statistikos yra, niekas neištraukia. O aš pasakysiu statistiką kitą. Rinkimai įvyko, ir jeigu žiūrėti kiekvieną balsuotoją Amerikoje, ar ne, ten gavosi beveik 50-50. Ten nedidelis skirtumų balsų, reiškia, išrinko šitą žmogų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, visa kita dalis, 50% gyventojų Jungtinės Amerikos valstijų rinkėjų, jie yra priešais daromi. Vėlgi, čia yra chaosas, tai yra skaldyk ir valdyk principas, kuris akivaizdus. Tu supranti, ką aš matau, bet kažkaip krikščionys geba dar tai teisinti, nes tai yra normalu, nes jų dievas yra toks. Savus laimink, priešus keik ir žudyk. Ir čia yra visiškai iš seno įstatymo, seno testamento, kuris yra nukryžiuotas, prikaltas prie kryžiaus ir įsiteisėjo naujas, kur Kristus sako, jūs anksčiau tai girdėjote, o aš jums sakau, ne aš brangiai, bet Kristus sako, laiminkite jūs keikiančius, mylėkite priešus. Va, čia tu davai kontraargumentą tam seno testamento tu supranti, pasakymui, kur yra. Tada Tai, bet tada čia viskas lūžta, kaip aš galiu tokius ir anokius. A va čia ir yra virsmas, nes mes nepaminėjame, kad šiandien, jeigu žiūrėti per krikščioniškąją prizmę, ir Paulius visur pabrėžė, kad Kristuje nebėra. Jeigu žiūrėti šitom akim ir per šitą perspektyvą kristocizmo, Kristuje nebėra nei žydo, brangiai, nei graiko, nei tau pareištarautų dabar pasakytų, o pirma žydui viskas. Tai yra seno testamento naratyvai, ir jeigu mes skaitysime laiškuose ir visą kitą, reikia pasižiūrėti, kam dar laiškai buvo dedikuoti. Ten buvo kalbama žydams, kurie suprato per šitą prizmę. Tai mes truputį atitempiam kelių tūkstančių metų istoriją ir visą kultūrinį supratimą į čia ir bandom jį adaptuoti, kas ir sudaro konfliktą. Ir normalūs blaivūs žmonės žiūri į tokį tikintį ir sako, tau turbūt su galva negerai. Ir iš dalies jie teisūs, mums su galva nėra gerai. Kai mes sakom mažas, didelis mažylis, ar ne, arba plikas garbanis, ar ne, arba alkanas sočius. Tai yra, dvilypumas. Bet jūs nepagalvokit, žiūrovai, kad mes esame idealistai, nes Rolandą paklausius ir galbūt ir mane paklausius, mes tikim į idealią kažkokią, dabar situaciją. Nes iš tikrųjų tai, kas vyksta pokyčiai, aš manau, kad jie neišvengiami ir galim taip pat pasakyti, kad dalis dalykų vyksta Amerikoje kaip teigiama pusė linkme juda ir yra kur labai mes išliūgėm baisiu. Va tam ir duotas mums protas, kad mes galėtume įvertinti ir galbūt pagrindinį, ką raginam iš šitos laidos studijos, mes sakom, žiūrėkime, kokie vaisiai, kas įvyks, nes dar praėjo tik tai 8 mėnesiai, jau kabina visus medalius viso pasaulio ant savęs ir kas bus.
yra labai, kaip aš irgi pastebiu, labai pavojingų tendencijų, tai kas vyksta už marių. Galima pasakyti, kad netgi mūsųse čia Lietuvoje vyksta susiskaldinimas, kaip dabar, vyksta yra labai panašių, kaip aš sakau, labai panašaus beždžioniavimo, nes daugelis priima tai kaip už kažkokį kietumą vyrišką ir kietos rankos demonstravimą, bet aš manau, kad čia yra daugiau diplomatijos stoka negu kietos rankos demonstravimas kaip jėgos ir išminties. Man atrodo, kaip tik išmintis, jinai veikia subtiliau. Bet aš tikrai neginu nei vienos, nei kitos pusės iš tiesų, nes mes puikiai suprantam, kad perdėta demokratija ir liberalizmas nueina absoliučiai į anarchiją, ten irgi prasideda reiškiniai. Ir, sakykime, šitas dešinioji pusė, ar ne, sakykime, pereina į visišką autokratiją, sakykime. Aš taip sakyčiau. Tai ką mes turime? Mes turime ieškoti balanso. Taip kaip gyvenime ieškai balansą. Tai tarp demokratijos, supranti, ir absoliučios autokratijos, tu ieškai balansą. Ir mes jau girdime bendruomenės ir kuluaruose, ir aplamai, kad pokyčiai bažnytiniam gyvenime iš tikrųjų vyksta. Galim pastebėti, jeigu kas seka pasaulinius pamokslininkus, Lietuvoje aš irgi girdžiu, kad labai drąsiai, be jokių užuolankumų kalbama, kad bažnyčiai trūksta išminties, trūksta blaivaus proto. Tai yra transliuojama galbūt švelniau, negu mes čia pasakome, mes sutirštiname, bet vyksta ta tendencija į pokyčius ir mane tai džiugina. Aš matau, kaip bendruomenėse kinta retorika, nebėra to vadinamo mosikavimo. Mes su tavim žargonuojam apreiškimo knyga ir ten viskas toj pasrūvė kraujais. Nors matau, tai kad čia vėl reikia logikos ir išminties sudėlioti, žinai. Tai supranti, kaip yra su tai, aš pertrauksiu tai, nes tai yra absoliutus nesusipratimas sudėti bibliotekai knygas iš eilės ir paskui po Naujojo testamento ir malonės evangelijos, kai nebėra nei žydo, nei graiko, nei lietuvio, nei yra naujas kūrinys Kristuje, tai reiškia visa žmonija yra atpirkta, sutaikinta su Dievu, kur yra pagrindinė generalinė evangelijos mintis, geroji naujiena, sako, eikite ir papasakokite žmonėms. Neužmaukite doktrinas, o papasakokite ir kad jie tai žinotų ir kad jie žinotų, kad jie yra mylimi, ne dėl savo darbų, bet dėl to, kad jis yra meilė, kaip pati meilės šaltinis, kaip pati esatis. Dievas yra meilė ir jis jūs iš meilės išgelbėjo, ne dėl to, kad jūs kažko nusipelnėte. Ir jokių čia laurų nereikia prisimti. Ir paskui tu skaitai apreiškimo knygą, mes čia galime daug ir turėjom apie apreiškimo knygą, laidų galit pasižiūrėti irgi atsukti. Bet mes skaitome apreiškimo knygoje, vėl bus 12 Izraelio giminių ir jie valdys, ir trečdalis bus vėl išnaikinta, vėl kraujas, maras ir visa kita, ir jis valdys geležinę lazdą. Tai, ir vėl mes, kodėl yra tas, kaip pasakyti, išminties trūkumas, dėl to, kad yra įvaryta baimė, stereotipas, kad čia absoliuti tiesa ir žmonės bijo, ypač tikintieji pribauginti, jiegi bijo, nesgi Dievą tokį pažįsta, kuris šiandien baudžia, rytoj galbūt pagailės, toks nestabilus, supranti, ir netgi, sakyčiau, netgi psichiškai nestabilus kūrėjas, kurio nesuprasi, kaip sakoma. Anksčiau ta tauta sakydavo, neišgėręs nesuprasi, ar ne? Tai čia lygiai taip pat tokį Dievą tu nelabai suprasi. Bet jeigu mes žiūrėsime į Jėzaus mokymą, tai sako, mąstykite, atskirkite, iš vaisių pažinsite, būkite išmintingi, nes sako, jisai davė mums balanso, išminties, įžvalgos, tos dvasios arba supratimo. Reiškia, atvėrė protus mums suprasti raštus, atvėrė. Bet aš turiu dar vieną vietą, antro laiško korintiečiams, 3 skyriaus, norėčiau paskaityti tokio šiuolaikinio vertimo, praplėtimo apie gaubtuvą, kodėl mes... Gerlandai, aš paklausysiu, nes galbūt ten kažkas tai naujai... Kodėl mes iš tikrųjų klaidžiame ir čia yra ne apsikaltinimai krikščionių, bet aš norėčiau išlaisvinti, mąstyti apie Dievą kaip apie mylintį tėvą, nes tau, jeigu tėvas, mylintis tėvas yra tas, kuris tave muša, kuris tave engia ir kur tu nežinai, iš kokio kampo dabar tu kokiu batu ar su kokia koja ranka gausi, tada yra bėda. Bet Jėzus sako,
Niekas nepažino tėvo, aš jums atskleidžiau. Dabar vienas dalykas yra, jeigu visi ten, kurie sako, ne, jie čia kažką nusišneka, įdėkite ten, kur vyksta žudimai, labai gražiai vienas yra pamokslininkas pasakęs, įdėkite vardą Kristus. Kristus liepė išžudyti visą ten tautą, Amaleko vaikus ir jisai. Kristus liepė tą nužudyti, nuvesti ir tą. Kristus liepė už sabato nesilaikymą nužudyti tą žmogų, kuris malkas rinka ir visą kitą. Ir jeigu jūs šitą įdėsite ir jums tai dera smegenyse, tada aš nebeturiu ką kalbėti. Skaityk, iš kur tas chaosas. Bet mes sakom, ne, ten Dievas. Tai palaukit. Sako, aš darau tai, Jėzus sako, aš darau tai, ką mačiau darant pas tėvą. Ir įdėkime į visus šitus žudimus Senajam testamente, kur mes Dievo vardu kažkas žudė, įdėkime į tai, kad Kristaus vardu. Ir tada pasižiūrėkime šitą vaizdą ir ar jisai yra, sakykime, absoliučiai suvokiama, ar tai galima kažkaip tais pritemti, turbūt galima atrasti visokių išvedžiojimų, tu nesupranti, bet aš žiūriu, jis yra vakar, šiandien per amžius tas pats. Jame nėra ne šešėlio keitimas. Ir Paulius, antram laiške Korintiečiams, 3 skyriui, nuo 14 eilutės jisai ten kalba apie gaubtuvą, skaitant Senąjį testamentą, bet paklausykite kokią, pabandysiu taip paskaityti aiškiau. Nuo 14 sako, ir vis dėlto jų mąstymas tapo nereceptyvus, tai yra nepriimantis, neimlus, tarsi užblokuotas, kietas, užsidaręs. Iki pat šios dienos, skaitant Senojo testamento įstatymus, egzistuoja interpretacinis, kita vieta sako hermeneutinis, arba tai reiškia religinių tekstų aiškinimas. Barjeras, interpretacinis barjeras egzistuoja. Arba ten gaubtuvas pas mus, ar ne? Trukdantis suvokti giluminę prasmę, nes jis yra pašalinamas, šitas gaubtuvas arba barjeras pašalinamas tik per Kristaus perspektyvą. Tai jeigu viską mes žiūrime per Kristaus perspektyvą, mums šitie barjerai turėtų kažkaip tai pasišalinti. Bet jeigu mes žiūrime per Senojo testamento perspektyvą, mums visi šitie barjerai kažkur tai išsibliūrina, išnyksta kažkaip, ar ne? Sako, net ir šiandien, kai analizuojami Mozės raštai, šis suvokimo filtras funkcionuoja kaip uždanga. Čia kalbu tokia suprantamesnė, tokio lygio kalba. Funkcionuoja kaip uždanga, dengianti patį, sako, jų širdies brandolį arba supratimą. Tačiau esminė permaina, sako, įvyksta, kai individas arba žmogus sąmoningai atsigręžia ir įsitraukia į santykį su viešpačiu arba su Kristumi. Tuo metu tas minėtas hermeneutinis arba interpretacinis barjeras yra demontuojamas arba sugriaunamas. Kada jis sugriaunamas? Kai sąmoningai. Ne kai tau kažkas pasakė, tai yra tiesa, arba tai yra, kai tu sąmoningai suvoki, sumastai, tokiu būdu šitas barjeras pradeda griūti. Tik tai yra kita bėda, yra baimė. Bet aš tada pasakysiu Jono žodžiais. Baimė nėra meilės. Tobula meilė išveja baimę. Dievas yra meilė. Tai dabar atskirkit, kas yra baimė. Ir kas, jeigu jums bendruomenėse ar dar kažkur sėja baimę arba įpučia baimės, tu užduokit savo klausimą, ar tai yra iš Dievo. Bet kuris pamokslininkas, netgi jeigu ir tu ir aš, mes galime tokią religinę baimę įpūsti religijai, žinai. Bet jeigu taip žiūrėti, jeigu tau yra baimė ateiti pas tėvą ir užduoti klausimą, tai klausimas, iš kurios pusės atėjo šitas mokymas. Sakau, turime konstatuoti, kad viešpats yra dvasia, o ten, kur reiškia viešpaties dvasia, viešpaties dvasios realumas, ten įgyvendinama autentiška, išlaisvinta egzistencija arba tikroji laisvė. Tai va toks šito epizodo interpretavimas, kuris truputį mus nubloškė nuo šito, sakykime, senos rašysenos, ar ne, Biblijoje, kur ten taip sudvasinta labai. Ir tada, kai tu skaitai šitokiais
išsireiškimais, man atrodo, aiškiau negu aišku. Tai gaunasi taip, kad pažinimo išminties stoka mumise ir kyla iš to, kad seni suformuoti naratyvai arba toks Dievo pažinimas, kuris mane neatveda į tą bendravimą, ką tu paminėjai, meilė, tas abejojimas, kad tai yra tiesa, kas yra Kristus, reiškia visi mano pastatyti draudimai, kvestionuoti ir užduoti klausimus pačiam savo ir Dievui, mane paverčia, kaip tu gražiai pasakei, į tą vadinamą gaubtą, po kuriuo aš randuosi. Aš lieku, man labai yra patogu, nes rašto vieta mane čia išteisina, aš darysiu taip, kaip yra parašyta, nes tai yra Dievo žodis. Ir tai mes gaunam galbūt tokį kaip, Galima aš grubiai, ir tai yra bėda. Tai čia mes ateinam. Tai yra bėda. Iš kur kyla chaosas ir ne tik politikoje ir sociume, bet ir mumise, kada mes jau esame perskaitę ir įskaitę ir įvaldę šitą rašto vietą ir niekaip negalim palikti, nes tai iš tikrųjų skaudu yra. Palikti tai, ant ko tu užaugai ir kas tave stiprino. Bet aš manau, kad kaip tam laike viskas, mylimieji, keičiasi, kaip keičiasi galbūt ir tos nusistovėjusios politinės institucijos, jos keičiasi. Marginalai, nemarginalai, viskas dabar sujudėjo. Ir galbūt viena iš tokių teigimų rašto vietų iš to pačio apreiškimo knygos, sako, tamsa tamsės, o šviesa šviesės. Galima kažką tai tokio teigiamo vis tiek turėti ir atskirti. Kaip mes irgi jau šitoje laidoje ir paminėjom, blaivus protas arba atnaujintas protas. Raštas mus ragina eiti iš šlovės į šlovę, pažinti save kaip dvasinius. Matai, tie žodžiai, šlovės į šlovę, atnaujinti protą, jie šiai dienai šiuolaikinė kalba yra sunkiai suprantami ir tik tai tokioj bendruomenėje religiniai mes galime suprasti. Ką reiškia iš šlovės į šlovę? Tu reiškia augi Kristaus pažinime, jo, sakykime, charakterio pažinime, vertybių skalės pažinime ir per meilės prizmę tu augi ir tu eini, kaip pasakyti, tavo gyvenimas vis šviesėja ir lengvėja. Kodėl? Nes tavo sprendimai yra priimami tokie, kokį tu matai tėvą. Jeigu jis yra mylintis, tavo sprendimai išeis iš to pasigailėjimo. Tai nereiškia, kad tu ten toks vaikščiosi visų kaip kilimėlis kojom šlostis. Ne apie tai eina kalba. Eina kalba apie poziciją prieš žmogų. O šiandien, ką ir kaip ir minėjom, Jungtinės Amerikos valstijos ieško vidinių priešų, supriešinti nori tautą prieš tautą, žmogų prieš žmogų. Taip ir religijoje mes ką matom? Supriešinimas. Jie ir mes. Pasaulis ir mes čia kažkokie išrinktieji. Apie ką? Kas jūs čia išrinktieji? Kokie išrinktieji? Visi yra išrinktieji. Nes visi jame yra išgelbėti. Mes to nesuprantame. Skaitom laišką romiečiams, kaip per vieną žmogų atėjo mirtis ir nusikaltimas į kiekvieno žmogaus gyvenimą, taip per kitą žmogų visiems yra išteisinimas, kad gyventų. Galima grubiai pasakyti, nuo tavęs nepriklauso tavo išgelbėjimo rezultatas, kuris jau mylimasis įvyko. Bet čia galbūt tokia kaip santrauka ir galbūt daug kas nesupras, kodėl mes taip kalbame. Nes tai galbūt kitos temos, Rolandai, ir diskusija bus, bet jau rezimuojant mūsų laidai į pabaigą, kad mes buvome kažkada tai išgelbėti, mes dar buvom negyvi, bet mums raštas ir Kristaus žodžiai kalba, kad tai ne iš jūsų ir ne mes rinkomės, o mus pasirinko. Ir galbūt, jeigu jums šiandien patiko šitą laidą, kurią pirmą kartą žiūrite, tie, kurie galbūt jau anksčiau žiūrėjot, junkitės prie mūsų. Ir galbūt, Rolandai, paprašysiu, kad tu paragintum jungtis ne tik tai savo klausimais, peržiūrom, bet galbūt prisijungtų prie mūsų komandos ir prie mūsų laidos. Pačio turinio laidos, gal vystymo. Tai mes su tavim prieš laidą irgi kalbėjom, kad mes galime labai puikiai pasikalbėti čia tarpusavį, operatorius ir garsintojai, bet tikrai norisi atnešti tam tikros vertės mūsų laidose, ar ne? Ir sukurti tą tokį, daugiau vertės turinti patį formatą ir turinį. O jeigu jūs matote, kad jum tai kažkaip tais rezonuoja ir sukelia tam tikrų minčių, kurių pagalba jūs galite priimti dar kitokius sprendimus arba
jum netgi kažkas tais ir gyvenime pasisprendė kitaip, arba jūs įgavote tos laisvės ir iš tikrųjų šitą laisvę, kurią mes turime, tai nereiškia laisvę nuodėmiauti, o kaip tik laisvę kurti, laisvę būti laisvam ir mylėti tą, kuris galbūt tavo manimu net nevertas, nors mes visi buvome neverti, kaip Paulius sako, nei vieno, sako, nėra verta, visi nusidėjo, nėra nei vieno teisaus, sako, visi nusidėjo, visi, tai reiškia viskas, tas vertumas yra nieko vertas iš tiesų. Ir jeigu jūs tikrai norite, kad šitas ir matote prasme, kad šitas kanalas vystytųsi ir kad mes išeitume ir galbūt atlieptume ir jūsų kažkokius paklausimus, bandytume paanalizuoti ir šiaip, jeigu matote, kad tai yra, tai mes tikrai drąsiname, junkitės prie šito kanalo ir junkitės finansiškai, mes galėsime jį vystyti, mes galėsime tobulinti ir galų gale sumokėti ar ne, ir žmonėms, kurie prisideda tam, kad šitą turinį tikrai plėsti, gražinti, ir kad būtų ir įdomiau, ir kviesti svečius iš tiesų. Tai yra nuoroda, kurią jūs galite, kiek jums iš tiesų širdis sako, jums tai yra aktualu. Iš to mes turbūt matysime, ar tikrai mes esame įdomus ar reikalingi, nes mūsų laidų tikrai yra daug įrašyta, daug minčių ir jūs galite laiko turėdami atsisukti, peržiūrėti, perklausyti ir taip pat pastebėti, kaip ir mes augome pažinime, kaip laidų ciklų pradžioje prieš eilę metų mes turėjome vienokią nuomonę ir mes esame drąsūs ją koreguoti ir keisti, jeigu matom, kad tuo metu mums taip atrodė, šiandien mums atrodo kitaip ir galite matyti ir mūsų tą virsmą ir transformaciją, bet šiandien aš tikrai džiaugiuosi tą laisvę ir man tos laisvės Kristuje pakanka gyventi pilnavertį, gražų gyvenimą, va tokį savo. Bet iš tiesų matau, kad yra tų peržiūrų ir yra norinčių išgirsti, tai dėl to tikrai ryžausi ir toliau tęsti šitą ciklą laidų ir kad tam tęsti ir matyti tą prasme, tai labai prašyčiau jūs tie, kas labai plačiai, labai norit, manau, junkitės finansiškai. Prijungiai, aš manau. Jo, nes tai tikrai nėra, mes galime ardais tavim dviese labai ramiai tikrai judėti, gyventi, džiaugtis gyvenimu ir žmonėmis ir tavo ta frazė yra autentiška, matyti kiekviename žmoguje Kristų, nes taip ir yra. Ir kada tai pamatys mūsų broliai krikščionys tikintieji, manau, kad labai daug kas keisis, manau, kad denominacijos tada grius, kas yra labai baisu žiūrint Apreiškimo knygą, o būtent tai ir yra vienybė Kristuje, nes sako, tai jie būna viena, kaip ir mes su tėvu esame viena. O iš ko jie pažins, kad mes esame jo vaikai ir mokiniai, sako, iš jų tarpusavio bendrystės, meilėje, pagarboje. Kol aš nematau pagarbos ir kol aš matau susipriešinimą, aš galvoju, kad ten yra dar vietos, kur augti jo pažinime. Aš manau, kad tu šalininkų atradai, taip gražiai išreklamavai, ką mes turėtume dar su tavim padaryti ir kas galėtų jungtis. O aš kaip visada nepalieku jūsų be įdomių frazių ir šiais metais ir šį laidą paruošiau labai įdomią ištrauką, kuri jinai tinka mūsų šitam įvykusiam pokalbiui su Rolandu ir su jumis pasidalinsiu. Yra labai įdomi ištrauka, kuri datuojama 1308 metais. Tai buvo parašyta tai ištrauka iš vieno gan didelio kūrinio, tai yra Dantė rašė. Dantės parašyta dieviška komedija, arba dar kiti vadina 9 pragaro ratai. Rolandai, aš įsigijau šitą knygą, pagaliau mane stulbina mintis, bet vieną mintim aš pasidalinsiu su jumis visais. Blogis prasideda nuo smulkių klaidų. Bet jei jų nesustabdome, ji leidžiasi vis giliau į žmogaus širdį, kol galiausiai užšaldo ją visiškai. Bet čia įdomi frazė, kas atitinka mūsų transliuojama žinia. Ne keršto forma. Ne keršto forma, ir mane tai pritarinkė žmogus rašė 1308 metais, ne keršto forma, o kaip dvasinę pasekmę, ką žmogus pats pasirinko gyvenime, tą jisai
ir gaus. O aš kviečiu jūs visus pasirinkti Kristų. Ir šitos laidos yra nukreiptos viskas per Kristaus. Kristų, bet nereligingą, Taip, pilną gyvenimo, tikrą džiaugsmo. Kristų, atpažinti Kristų naujai, atrasti Kristų naujai ir matyti, ką Kristus kalbėjo. Jis kalbėjo ne pasmerkimą, o atnešė visiems susitaikymą. Būkite sutaikinti ir jūs, ir šita laida yra tam, kad mes visi gautume šitą Kristaus pažinimą ir turėtume išminti iš dienos į dieną. Tai ačiū visiems, ačiū Rolandai tau, ačiū tiem visi, kurie žiūrėjote, jungėtės, iki susimatymo ir kaip visada sakau, bus labai įdomu. Sudie.